2014 m. balandžio 18 diena. Everesto bazinė stovykla. Ankstyvą rytą didelė šerpų komanda išsiruošė per Khumbu ledokritį. Jie gabeno reikiamą įrangą į kitas stovyklas. Tačiau apie 6:45 min. Įvyko tragedija, kuri sukrėtė ne tik visą alpinistų bendruomenę, bet ir visą pasaulį. Balandžio 22 dieną šerpai paskelbė, kad 2014 m. Everesto sezonas baigtas. Jie Evereste nedirbs iš pagarbos aukoms. Jie nusprendė šiais metais nutraukti kopimą, kad pagerbtų savo žuvusius brolius. Nors jie ir buvo spaudžiami agentūrų ir toliau tęsti sezoną, nes jos nenorėjo grąžinti didelių sumų, kurias sumokėjo jų klientai. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu apie 2014 m. Everesto tragediją, kurios metu žuvo netgi 16 žmonių. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo, kad nepraleistumėte naujausią video. O dabar gero žiūrėjimo. Šerpai dirbantis nešikais dažnai specializuojasi aukštumų darbuose, tokių kaip virvių tvirtinimas Everesto kalne. Jie paprastai uždirba apie $125 per kopimo dieną. Dauguma jų kilę iš alpinistų šeimų, užaugę su pavyzdžiais, kaip kopdami gali užsidirbti pinigų. Jie neturi daugiau galimybių užsidirbti bent panašią pinigų sumą, kaip dirbdami šerpais. Kiekvieną kopimo sezoną dirba nuo 350 iki 450 šerpų, daugiausiai šerpų etninės grupės. Jie gali uždirbti iki $5000 per metus, palyginti su vidutiniu metiniu Nepalo atlyginimu, kuris siekia apie $700, tai yra iš tiesų labai didelė suma. Evereste iš viso skaičiuojama, kad žuvo daugiau negu 300 žmonių, iš kurių apie trečdalį sudaro patys šerpai. Tad galima teigti, kad jų darbas yra vienas pavojingiausių darbų pasaulyje. Šalimais bazinės Everesto stovyklos, kur yra 5364 metrų aukštyje, stūkso Khumbu ledokritis. Tai ko gero viena iš pavojingiausių vietų alpinizmo pasaulyje. Dėl daugybės nestabilių ledo blokų, Khumbu ledokrityje ir virš jo alpinistai skatinami kuo greičiau pereiti šį pavojingą ruožą. Paprastai tai daroma anksti ryte, su prožektoriais tarp 2 ir 5 valandos ryto. Tada ledo blokai ir kabantis ledynai yra stabiliausi, o lavinų tikimybė yra mažiausia, iki kol temperatūra nepakyla ir nesusilpnina ledo. 2012 m. pavasarį Russellas Brickas iš gidų kompanijos Himex atšaukė jo organizuojamus kopimus dėl saugumo problemų. Jisai nerimavo dėl 300 m pločio ledo uolos stabilumo, kuris galėtų kelti pavojų maršrutui per Khumbu ledokritį, jei jisai sugriūtų. Jisai teigia, jeigu po šią uolą atsidurtų maždaug 50 žmonių grupė ir jisai įgriūtų, tai tikrai visi žūtų. Tačiau jisai grįžo į Everesto pietinę pusę 2014 m. kopimo sezonui. Alpinistas Alanas Arnette teigia, kad šis ledo luitas buvo žinomas jau kurį laiką kaip itin pavojingas. Beveik kiekvieną sezoną nuo jo atitrūkdavo ledo gabalai, kurie krisdavo į Khumbu ledokritį. 2014 m. balandžio 18 diena, maždaug 6:45 min. vietos laiku. Everesto kalno pietinėje pusėje, maždaug 5800 metrų aukštyje, įvyko ledo griūtis. 25 vyrai, daugiausiai šerpai, buvo palaidoti po lavina. Ši grupė tvirtino virves ir ruošė pietų balno maršrutą alpinistams artėjančiam kopimo sezonui. Ši nelaimė zona vietinių dar yra vadinamas Spragėsių lauku, yra Khumbu ledokrityje. Ledo griūtis kilo nuo didelio ledo gabalo, atitrūkusio Everesto kalno vakarinės atšakos šlaite. Nepaisant daugumos pranešimų, tai nebuvo paprasta sniego lavina, nes sniego buvo nedaug, o atitrūkę dideli ledo blokai atrodė labiau kaip uolų griūtis. Apskaičiuota, kad luitas buvo 34 metrų storio, o jo masė galėjo siekti 14 000 tonų. Nors buvo galvojama įrengti saugos konstrukcijas, tačiau jos mažai ką galėtų padaryti prieš tokį ledo gabalą. Šios nelaimės metu žuvo 16 šerpų. Per pirmasias 48 valandas buvo surasta 13 kūnų. Vėliau paieškos ir gelbėjimo operacija buvo nutraukta dėl per didelės rizikos. 3 aukos yra vis dar palaidotos po milžiniškų sniego ir ledo sluoksnių. Šios nelaimės metu buvo sužeisti 9 gidai, iš jų 3 buvo sužeisti itin stipriai. Žuvusieji šerpai judėjo lėtai ir nešė didelius įrangos, palapinių, viryklių, deguonies nešulius į stovyklas, kai juos ištiko griūtis. Šerpai išėjo anksti ryte, bet vėlavo dėl prastų kopimo sąlygų.
Iš viso paieškos ir gelbėjimo komandą sudarė 9 šerpai ir 3 užsieniečiai. 2014 metų nelaimė yra antra pagal mirtinumą Everesto istorijoje. Ją aplenkė tik 7,8 balo žemės drebėjimo sukeltos griūtys, kurios smogė pietiniai kalno pusiai 2015 metų balandžio 25 dieną. Šita 2014 metų tragedija, kaip ir visos iki šiol buvusios Everesto nelaimės, net baidė alpinistų, kurie plūsta iš viso pasaulio siekdami įkopti į Everestą. Taip pat nesustabdė ir šerpų nuo labai pavojingo pragyvenimo šaltinio pasirinkimo. Tai vienareikšmiškai reiškia tai, kad mirtis visada bus aukščiausio žemės kalno dalis. Po 2014 nelaimės kilo diskusijos dėl darbo sąlygų ir kompensacijų sužeistų arba žuvusių šerpų šeimoms. Didžioji dalis žuvusių šerpų šeimų yra priklausomos nuo vakarų alpinistų labdaros. Šios šeimos lieka be vienintelio pajamų šaltinio, joms išsilaikyti tampa ypatingai sunku. Žmonos su vaikais būna paliktos vienos. Žuvus šerpui paprastai yra išmokama 1,5 milijono Nepalo rupijų kompensacija, kas yra apie 10 000 eurų. 2014 metais Everesto bazinėje stovykloje vyko protestas, per kurį buvo iškelti keli reikalavimai, kurie apėmė draudimo išmokų padidinimą ir pagalbos fondą. Tačiau ne visi reikalavimai buvo patenkinti. Buvo šiek tiek padidinta kompensacijos suma. Sraigtasparniams dabar leidžiama skraidinti atsargas į aukštesnės stovyklas, taip sumažinant šerpų kelionių skaičių per pavojingąjį Khumbu ledokritį. Nepalo kompanijos pakeitė dalį užsienio operatorių, taip pakeldamos atlyginimus ir pagerindamas darbo sąlygas šerpams. Tačiau netgi ir šitų pakeitimų yra per mažai, kad užtikrinti šerpų gerovę. Štai tokia tragiškai pasibaigusio 2014 metų Everesto sezono istorija. Jeigu norite daugiau panašių video, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo ir komentarų skiltyje palikti raktinį žodį noriu. O dabar iki susitikimo kitame įdomiosios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.